Magnis – gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui mineralas, kuris dalyvauja daugiau kaip 300 fermentų veikloje. Šiandieną plačiau pakalbėkime apie magnio svarbą vaikams ir moterims. Magnis būtinas, kaip ir minėjau, ir raumenų, ir kaulų augimui, ir normaliai funkcijai. Todėl tol, kol vaikas auga, jam reikalinga papildomos medžiagos ar papildomos magnio kiekis. Su paaugliais yra kita bėda. Dabar ypač paaugliai labai nesveikai maitinasi. Tai yra greitas maistas, tai yra netinkamas maistas, labai mažai daržovių, todėl kalbėti apie paauglių dietą ir papildomą magnį. Tai paauglys turi pakankamai gerai maitintis, nes visgi dar labai brendimas yra ir magnio yra labai didelės sąnaudos. Besilaukiančiai moteriai magnis pasirodo taip pat labai svarbu. Šiuo atveju magnis yra nėščioms indikuotinas dviem aspektais. Vienas tai tam, kad užtenktų vaikui, antras tai tam, kad pagerintų moters savijautą. Nes labai dažnai iš tikrųjų nėščios skundžiasi arba pilvo spazmais, arba kojų spazmais, mėšlungiais, nes sutrinka kalcio magnio apykaita, nes labai daug savo pasiima vaikelis, kuris auga. Tai tokiu būdu iš tikrųjų magnis yra ir papildams, ir tam, kad nebūtų to spazmavimo, tam, kad gimdanė spazmuotų, kad vaikas augtų saugiai, kad jam būtų patogu, kad jo niekas iš išorės nespaustų, lygiai taip pat, kad ir mama gerai jaustųsi. Menopauzės laikotarpiu moteris taip pat turėtų pasirūpinti reikiamų magnio kiekių organizme. Menopauzės metu sutrinka kalcio apykaita, sutrinka visa hormonų pusiausvyrą. Taip pat, kadangi kalcis ir magnis yra labai susieti, jie vienas su kitu kaip ir kariauja organizme, tai lygiai taip pat trinka ir magnio. Ir tam, kad būtų lygiai taip pat, nebūtų daug tų pamenopauzinių simptomų, kad nebūtų kažkokių spazmų, kad nebūtų karščių pylimų, tam, kad nebūtų ritmo sutrikimų. Tai labai dažnai, tas klimakterinis periodas jis maskuoja magnio trūkumą ir padidinus magnio kiekį tokiu metu galima sumažinti to viso klimakterinio simptomų kliniką, kas labai vargina iš tikrųjų moterį. Savo organizmą magniu papildyti galime vartodami magnio vaistinius preparatus. Tiesa, labai svarbu žinoti, kaip išsirinkti tinkamiausią. Šiandieną jums galime rekomenduoti kasdienį magnio ir oroto rūgšties duetą Magnerot. Šios viena kitą papildančios medžiagos sudaro unikalų derinį, saugantį ir tausojantį širdį bei padedantį išlaikyti gerą organizmo savijautą. Oroto rūgštis kažkada buvo vadinama B13 vitaminu. Tai paskui išsiaiškinau, kad visgi tai yra ne vitaminas, yra gaminama pas mus organizme ir jinai yra labai svarbi, lygiai taip pat kaip ir magnis, gliukozės apykaitoje ir energijos nešėjui. Ir jeigu mes kalbam apie sinergistinį poveikį, tai yra apie pagalbą vienos medžiagos kitai medžiagai, tai čia yra labai gražus pavyzdys, kaip magnis padeda oroto rūgštį patekti į organizmą ir atlikti savo darbą, ir lygiai taip pat kaip oroto rūgštis padeda magniui atlikti savo darbą. Tik patekęs į ląstelę, Magnerot skyla į magnį ir orotą. Oroto rūgštis padeda magniui likti ten, kur jis būtinas, tai yra ląstelėje. Tai užtikrina pakankamą ir stabilę magnio koncentraciją ląstelėse, dalyvavimą energiniuose ir biocheminiuose procesuose. Tokiu būdu pasiekiamas gydomasis poveikis mažesnėmis dozėmis. Norime priminti, jei tuo pačiu metu vartojami kiti mineralai, pavyzdžiui kalcis, geležis, reikėtų daryti apie 2 valandų intervalą tarp preparatų vartojimų. Tokiu būdu užtikrinsite tinkamą Magnerot pasisavinimą. Magnerot daugiau nei įprastas magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ir atsirado šalutinis poveikis, dėl tolimesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.